Tai sveiki visi, šiandien mes žaisim Knef 2. Ir mes turime 2 bandymus. Šį kartą. Vieną kartą šiandien sugalvojau šitaip, fanai, nepykite, jeigu jūs to nepatenkinti, bet sugalvojau, vieną kartą pabandys mano draugas Error lietuvis ir pabandysiu aš, kitą kartą Lithuanian Profit Editor, bet tiek to. Pradėkime. Tai va, matote 4 naktis. Dabar žaidžiu aš. O dabar Lithuanian Profit kalbėk. Bet žinote, pagalvokite, fanai, pagalvokite apie 6 naktį. Galvojate, kad ten tik biškį pasunkės? Tai jūs labai klystate. Aš esu toje naktyje. Ir ten tikrai nėra labai lengva. Ten yra tikras pragaras. Animatronikais aš po to susitvarkiau, išmokau ten su jais, tik vienas dar animatronikas man biški tokia bėda. Balionų berniukas, žinau, jį reikia šviest. Bet 6 naktys ten per kokias 19 sekundžių, kai iš karto pašvieti, pasieks tavo kameros galą ir tavo tą žibintuvėlį atims kažkaip magiškai. Žinau, ir kada nors aš buvau strigę šitoje nakty, nes nežinojau, ką daryti su sulūžėliu Fredžiu, bet visada išmokdavau kažką naujo. O dabar šiais metais esu 6. O mano draugas Error lietuvis dar 4. Bet aš neabejoju, kad kažkokią dieną jis irgi bus 6. Tai dabar mano draugas papasakos apie FNAF lorą. Tai viskas prasidėjo 1983 metais, kai buvo tokie, kaip buvo Henris ir Williamas ir atidarė tokią pizzeriją pavadinimu Fredberio šeimos pietus. Taip, tai nėra to žaidimo ant tos dalies, bet galim apie ją sužinot per FNAF 4 dalies minigeimus. Williamas turėjo 3 vaikus – Elžbietą, Michelį ir Evoną. Tai vienas vaikas vardu Evonas buvo labai erzinamas savo brolio, gąsdinimas Michelio. Tai jam sukėlė košmarus. Ir po tų košmarų, po 5 dienų, jam per jo gimtadienį Michelis su savo draugais, arba jo šutvė, paėmė jį ir įkišo į Fredberio burną ir Fredberis jo galvą perkando. Tai Evonas, kaip sakant, mirė. Tada Michelis žaidė, kaip pamatydamas košmarą, baisybės, kaip Fredberis perkando Evą. Tai Micheliui irgi prasidėjo tie košmarai iš 4 dalies. Tai Micheliui padarė labai irgi siaubingus jausmus. Jis netgi juos piešė, bet galiausiai tie košmarai Rusys pamiršo ir taip jie dingo. O po to po tų metelių 2 buvo, Williamas atidarė tokią pizzeriją pavadinimu cirko kūdikio vieta. Tenai šiaip nelabai buvo per pizzeriją, ten vis kažkokius žaidimus animatronikus pastatė, ar kaip ten. Man atrodo, ir tada jo netgi dukra paklausė jo, ar ji gali eiti prie cirko kūdikio. Williamas sakė ne, bet po to jis išėjo ten kažkur, nelabai žinau kur, bet tiek to. Tada cirko kūdikis tą Elžbietą nužudė ir taip liko Williamas su Micheliu. Po to, kas vyko biški, galiu pasakyti, bet biški jau pavargau kalbėti. Tai, matote, mus dabar kažkas puls ir labai greitai, nes
atsirado keksiukas. Bet įdomu, kas? Greičiausiai toj čika. Toj čika, nes toj bonio nematau. Dabar laukiu, kada jie ateis. Aš irgi taip manau. Dėkis kaukę. Nu, gali truputėlį palaukti, nes čia nėra jau taip ir labai blogai. O dabar ir jau dar turi Gerai, gal toj žaislas Fredis eina. Va. Gerai, dėkis kaukę. Dėtis dabar? Jo, vis tiek dviese vienu metu ateis. Nu, beveik vienu metu. Gerai. Tai supratau, jau tikiuosi labai nebedaug laiko liko ir... Tiesą sakant, jo, nebedaug laiko liko. Čia tik reikia palaukti, kada tas ponas sulūžėlėjas ateis. Va jau eina. Gal ten Mango. Bet žinai, gal žiūrėk. Lyst? Pala, jeigu nori dar pasukti music boxėlius. Viskas lendu. Dabar reikia klausyti. Sutildyk, nes po to nežinosiu. Gerai. Va. Jau išlyst? Va dabar. Kažkas koridorių. Ai, vakas. Mango. Tuoj bus ir reikia kamerą. Su music boxą. Gerai. Nėra. Bet jinai vis tiek turi šansą ateit, nes jos nėra jau koridorių. Tai yra, jinai laukia tą randomą skaičius iškris, kada jai pulti. Gerai, dėkis kaukę. Čia yra šyptis labai su. Visą laiką čia nėra taip blogai. Nu, kaip tau? Ne? Kažkas savo. Ačiū Dievui, kad šitas šviesas sumirksėjo. Va, Mango! Jai matai lapos. Tai dabar jeigu... Dings. Suk music boxą. Ir gal išvysti. Ne? Man reikia dabar šviest. Nu, jeigu šviesa, tai tu ją kaip tik sulėtinsi. Man kaip tik tą reikia padaryti. Jeigu tu ją sulėtinsi, tai jinai ateis ir tokiu nepatogiu metu. Ne, bet aš noriu atsikratyti sulūžėlio Fredžio. Fredžio nebus daugiau šiandien. Foksitas, atsiprašau. Na, jis vis dar koridoriuj. Man atrodo. Jo. Kažkas vėl. Balionka. Ne. Geriau negu niekada. Jau atvarė. Gali būt šansų. Jo, tikiuosi nebus kaip su Čika. Didės O, dingo. Mango bus ofise kitą kartą, kai išlys iš kameros. Išgyvens? Sako, čia labiau reakcijas yra ilgesnis, bet 6 naktį, O tai jinai kur dabar? negrįžu į koridorių. Labas, kad jinai ten. Jos ten nėra? Tai tame koridoriu. Kokiam? Tame apsipinę. Geriau ten nežiūrėk ten laiko nušvaistyk. Gerai. Palangoju. Oi, Fredis, aš dabar jį tiek daug kartų turiu šviest. Ir tada dar Fredis. Ne tai. Gerai. Tikiuosi išgyvensiu, jau 4. Nu, 5 valandą. Dar atėjo nesulūžęs, ačiū Dievui, bet
toj, Fredis. O dar ir tas lenda. Dėkis kaukin. Tai dabar aš galima sakyti saugus, kol kas. Jo. Nes dar mačiau ten sulūžėlis bonis. Jo, tai aš galim... Jo, aš saugus. Kažkiek laiko. Balloon Boy tu nepamiršk, nes... O, Gerai, kad perspėjau. labai gerai. Šviesk. Foxas galėjo likti. O tai pala, tai kur sulūžėlis bonis? Vente arba tame jaus. Arba prie vente tame kambaryje. A, vėl tas atvarė. Pala, kur čia? Ai, tiek to nešvaistom laiko. Gal pereisim? Pašviesk, kur gal mengum. Ne. Eik į Balloon Boy kamerą. Jau iš karto pašvies. Pašviesk ventus. Nu gerai, kol kas mes nesam tokiame pavojuje. Greitai į ventus, jeigu nori. Jeigu nori įsitikinti, ar tu tikrai saugus. Taip. O, jis čia dar. Man labai didelė sėkmė. Nu, jie gali per valandą pasiekti, dar jie turi procentų. Gerai, iki muzikboksą. Pasukt pilnai. Dabar žiūrėk, ar niekas nelenda. Gerai, Balloon Boy. Kaip tik. O, jau ten tas atvarė. Kas? Nu, slūžėlis, Foxas. Jau pasviečiu ir deduosi. Apsimokėjo. Tikiuosi, Čika greitai neina, tai sulūžė. Lėtai? Ne taip greitai toj. Oi, kaip gerai, kad pašviečiu. Balionų. Medžiantis jau pavogta. Ne, čia tiesiog to negali būti. Ką sakiau, Magic. Keista, šita naktis ramesnė negu pirmas. Jo, bet vis tiek čia labai blogai. Žiūrėk į men. O tai kur jie? Pačiu. Žinau, Čika tikriausiai ten sako, I was first, I have seen everything. Jo. Fu! Čia išgyvensiu. Tai žiūrėkit, kiek laiko liko. Jo, survive. I think. Aš manau, kad aš tikrai privalau. Va, ten dar. Brangle. Ten tas vis dar stovi čiurnalis. Aš dabar tiesiog tikiuosi, kad žaislai neateis ir visko nesugadins. Jo. Man atrodo, tu nieko dabar gali nedaryti. Realiai ar aš išgyvenčiau? Eik iš kameros. Viskas. O gal ir klystu? Tai man... Išgyvenom! Yes! Nu tai ką, 5 naktelė? Nu, visai sunki, sakyčiau. Tai dabar bandys mano draugas. Okei. Dabar aš žaidžiu. Aš biškai nežinau apie čia, nes čia panašiai kaip 5 naktis. Vienintelis skirtumas yra, kad tie, kaip čia, animatronika yra biškai greitesni ir čia yra auksinis Fredis. Tai čia gali būti, tai nepykite, kad jeigu aš miriau, bet aš tikrai esu 6 naktyje. Pasistengsiu būti susikaupęs. Кто? Robot? But why? Aš než... It doesn't matter anyway. Okei, Mango čia jau biški tokie greitesni. Kiek to? Nieko nešvaist. Aš grinai matau tą person service kambarį. Aš matau tą koridorių.
grinai. Gerai, mėgau čia tikrai greita. Wi-Fi. Da. Aš nežinau. Biški čia. Man iš pagrindinis bus tūželiai ir mango. Na, mango nėra jau tokia sunki, bet tos kombinacijos biški gali man būti trukdančios. O ne, pamiršau, kad jis egzistuoja. Kas? Atsiprašau. Toj Fredis, aš pasakojau apie 6 naktį, pamiršau, kad matau. O, ne reklama. Baigėsi reklama, reikia pratęst. Dabar aš pusę nakties pažaisiu, o kitą likusią pusę mano draugas. Dabar sėdime ir nieko nedarom. That you. Kodėl mes galvos neturim? That pizza Geras place? klausimas. Nu, bet čia geriau negu per KNAF 1. Pasižiūrėtumėte, kaip jūs atrodote, tai... Nu, nebandykit. Žodžiu. Ką tu čia darai? Nežinau nieko. How this could have happened? Gal išjungiam. Animatronics were created to amuse children, not to kill them. I think the boy himself climbed Nu into the gerai, house. atsigeriam. Gal nuramins truputėlį animatronikus? Energetinio gėrimo, kad greičiau šviestume. Jo. Freddy Fazbear's Va. Labas, Mango. Mango iš dainos grupės Mango. Nieko nesupratau. Aš nesupratau, ką aš pats pasakiau. Aš matau, ten čyka. Jo, kažkas į koridorių. Kas? Čyka. Matosi. O čia, pasakyk, čia yra Golden Freddy's? Taip, jis turi šansą. Didelį ar mažą? Normalų. Jis gali bet kokią sekundę. Bet kokią. Nu, Jo, bet kokia, bet vieną kartą jis neatsiranda, bet 6 naktį tai jis didelį šansą turi. Jo išvengti beveik neįmanoma per 6 dalį. Per 6 naktį. nu nes aš to dalies nelabai norėčiau, kad būtų. Čia būtų tada labai dar sunku. Nu, tiesiog per ventus daryk tuos lūrus. Nu, tuos garsus. Nu, aš va taip vat ir bandau pereiti. Visą žaidimą tik lūrinu. Bet čia mes neturime jokių. Jo, gaila. Imagine, čia būtų kaip FNAF 3 pusiau. Pusiau? Jo! Vaikit! Aš buvau kameroj su kaukė. Kaip aš buvau kameroj su kaukė? Pasakyk, kaip aš buvau, aš išėjau iš kameros ir aš buvau su kaukė. Bet tada netyčia ją nusiėmiau. Čia man labai blogai. Dar balloon bus. Gerai, kad dar ne taip arti buvo. Jau pirma? Jo. Nu, kažkaip atrodo ilgiau išgyvenau. Tas jau link manęs eina. Jo, juk čia 13 minučių naktis. Bet kodėl tas jau prie manęs eina, iš net nebuvo. Jo, jai levelis aukštas. Juk čia ten jie ne vieną. Tik dabar reikia ją pašvies, kad jinai neitų. Jinai neturi akių. Tai ką jinai dėl to neina? Nu, tuos gali apšviesti, tai nesureaguos. Nu, jinai kartais reaguoja, kad nebūna švietą. Nu, tai nesureaguos. Kaip jinai mus mato? O, aš taip nutaikiu ką tik taimą. Pasukam. Pašviečiam.
Bandau. Oi! Aš ką tik, mano draugas irgi įsijungė FNAF 2 ir aš galiu patvirtinti, jis yra ant šeštos nakties. Kas ten buvo? Atrodo, per daug į kamerą laiko ignoruoti. Tai ką čia įsteregas? Nelabai čia tiesiog reikia. O, tas jau prie pat. Žinau, kad pirma dalis. Mano katės vardą. Kodėl tu mano katės vardą? Man ten reikėjo atimti. Tai geras klausimas, kaip aš šitą įveiksiu. Oi, kaukė! Aš ką tik Kodėl jinai eidama praranda vis kažką? Prašesnė. Be akių. Na, noriu, kad Man būtų dabar labai gerai, kad Mango atvarytų ir tada aš galėčiau. Aš jau dabar gerai, daugiau tiesiog Nežinau, kodėl kai kurie ten youtuberiai vadina ne Foxy, o Foxy. Gerai, balumboy dėl viso pikto. Galėtim! Aš ne. Gerai, kuo greičiau iki šito. Žodžiu, aš nebegyvas. Nežinau. Šiandien taip pas pirmą pastabą. Viskas, prašau. Kažkas tai. Šviesa. Dingo. Eikit. Gal aš dar gyvas? Gerai, duok man. Lauk. Negaliu dabar. Viskas. Eik į kamerą. Dabar po stalu. Palauk. Išeit? Jo. Oi. Kada nusiramins? Ėjimas visas. Eik į kamerą. Dabar aš pabandysiu prisukti kiek įmanoma daugiau. Ir tada duosiu. Ką? O dabar perims Lietuvinis profį. Aš matau. Čia kombinacija. Labai čia. Suk ties. Bala. Bala. Taip, aš laukiu, kol
baigėsi. Tai aš tau sakiau. Ei, nu gerai. Man atrodo, aš būčiau išgyvenęs. Tai baigsime video. Aš susimatysime kitą kartą.